Sveiki, su jumis sveikinasi Vilniaus Laisvės gimnazijos kino klubo nariai Oskaras ir Marius. Ir svečiuose mes turim žymų fotografą Klaudijų Dryskų. Sveiki, Klaudijų. Labą dieną. Klaudijus yra labiau gal mūsų tėvų amžiaus fotografas, bet yra žinomas iki šių laikų iš Švyturio žurnalo Viršelis, Kurį mes radom mūsų mokyklos archyvuose. Yra porą nuotraukų jūsų. Tai kaip pradėjot savo karjerą fotografą? Savo fotografo karjerą aš pradėjau dar ankstyvojoj vaikystėje. Aš augau vienkiemyje, ne kaime, ne miestelį, aš augau vienkiemyje ir fotografija arba fotoaparatas buvo vis dėlto ne kasdienis dalykas, toks kaip ir tokia, galima dabar ties terminais įvardinti kaip prabangos prekė, tai ją reikėjo kažkaip tai užsidirbti. Tai mes, reiškia, penktoj klasėje mes, reiškia, visi, vienkiemių vaikai, visi mes pirmiausia, ką gali nusipirkti už vasaros metu uždirbtus pinigus, tai žinoma gali dviratį, tai pirmiausia buvo dviratis. Dviratis tai yra, žinai, vėjas, greitis, ilgi plaukai, kažkas tokio, kol ateina rugsėjo mėnuo. Antra vasara buvo po 6 klasės. Sudirbom pinigų dirbdami, mes visada dirbom ir namuose, savo tėvų sodybose, savo ūkyje, bet tas darbas buvo sovietiniais laikais ir tarybinėme ūkyje, tai už tos uždirbtus pinigus mes jau po 6 klasių nusipirkome radijo imtuvus, tranzistorinius radijo imtuvus. Na štai po 7 klasių mūsų uždarbis atėjo po fotoaparatams, mes taip pat visi nusipirkome fotoaparatus tuo metu buvusius, pradėjome fotografuoti, stebėti, tyrinėti aplinką. Ir man iš viso fotografija buvo nuo mažens toks didžiulis stebuklas, kad tai yra, reiškia, įamžinimas, tiesiog nepakeičiamas įamžinimas, kažko tai palikimas tokio, kas buvo dokumentas. Tai aš kaip šiandien prisimenu savo pirmąją nuotrauką sukurtą, reiškia, tai buvo antis. Sartų ežere rasta negyva antis, laukinė antis, kuri buvo nesenai mirusi, tokie labai gražus jos plunksnos, gražios tokia galva. Tai kažkodėl tai, nors dabar aš save pozicionuoju, save laikau žmonių fotografu, bet mano, reiškia, pirma nuotrauka buvo, reiškia, prikelti antį. Ta puikų, reiškia, ežero paukštį į realų gyvenimą, aš taip, reiškia, tą antį sukomponavau, kad jinai stovėtų, kad jai būtų galva, akys atmerktos ir šitą, mano, kaip šiandien sakau, kamerą, fotoaparatu aš nufotografavau antį. Štai buvo pirma fotografija, kad tai kaip stebuklo paliudijimas, kad štai, reiškia, šitą techniką, fotografijos techniką aš galiu prikelti negyvą daiktą, paversti gyvu, taip sakant, palikti ateičiai kaip dokumentą. Paskui aš labai pradėjau fotografuoti savo draugus. Tai yra mūsų džiaugsmas, tai buvo šaltomis žiemomis ledas, storas ledas ir buvo pačiūžos. Kai prisninga, tada slidės, tai buvo, reiškia, pačiūžų, tokie dryžiai ežere, tai buvo šuoliai nuo tramplino pasidarytų. Tai buvo mano draugai, aplinka visa, tai va tokiu būdu aš tapau fotografu. O kokia tai buvo pirma kamera jūsų? Tai buvo rusiškas fotoaparatas Smena 8M. Ta M raidelė reiškia modernizirovanai, tai fotoaparat, modernus Smena 8M, siaura reiškia, siaurajuostė fotokamera su juosta pozityvinė, tai yra negatyvinė juosta, kurią po to reikėjo, reiškia, nufotografavus ten apdoroti, ryškinti, gauti negatyvinį vaizdą ir po to tik tai spausdinti fotografijas. O patys ryškinot tas nuotraukas? Tai viską darėme patys, viską darėme tik patys, savo rankomis. Vis dėlto noriu pasakyti, kad tas fotografijos procesas
Na, visais laikais Lietuva buvo arti fotografijos išradimo. Šiaip fotografija yra labai nedaug metų dar nuo jos atsiradimo iki dabar. Jo. Kai atsirado, sakykime, iš Prancūzijoje, tai labai greitai ir Lietuvoje atsirado fotografija ir visais laikais fotografija buvo šalia. Tai tas procesas buvo pasistumėjęs, buvo galima gauti, nusipirkti parduotuvėje lengvai fotoaparatų, palyginus lengvai. Ir ne tik fotoaparatų, bet tų apdorojimo medžiagų, tai yra cheminių medžiagų. Tai išryškinti negatyvinę juostą, po to nusipirkti, reiškia, fotopopieriaus ir jau tamsoje, tam tokiam stebuklingam raudonajam kambarį, esant raudonai šviesai, prie kurio yra, reiškia, šviesai nejautrus fotopopierius, tas iš negatyvo spausdinti pozityvą ir matyti, reiškia, tą stebuklą. tą didelį stebuklą, kuris vat, popieriaus vonelėje, štai tas vaizdas tampa tikrų gimsta. Ar jums teko matyti? Teko fotkinti su juostiniu fotoaparatu, bet ryškinti neteko. Neteko. Man neteko niekada. Tai sakau, tai antras didžiausias stebuklas, kada, reiškia, tu tą vaizdą prikeli, vat, esant raudonai šviesai, vonelėje, paslapčia, reiškia, pagimdai tą pozityvinį vaizdą. Tai tokiu būdu vat, ir buvo tokia pradžia. Tai vat jūsų karjera prasidėjo kaip hobis, o kaip pirmus pinigus jūs užsidirbot iš fotografijos? Ir kokie tai buvo pinigai? Nu, visiems įdomu. Pinigai tai nebuvo labai tokie dideli, sakykime, šių dienų terminais, bet toks jums net neįtikėtina istorija bus dabar, kurią pasakysiu ir labai įdomi. Aš tapau laidotuvių fotografu. Laidotuvių. Jūs dabar galite paliudyti, jūs turbūt, reiškia, pasakys dabar tie žmogus, pasako, Klaudijau, būk geras, nefotografuok, tik nefotografuok, esant prie karsto, prie mirusiojo, reiškia, gulinčio prie urnos, prie palaikų urnos, bet tuo metu, tai buvo, reiškia, 80-metis, 1970 metai, tai vis dėlto labai laidotuvių fotografija tuo metu Lietuvoje buvo populiari, buvo labai reikalinga, ji buvo labai reikalinga ir tuo labiau, reiškia, ne kiekvienas turėjo fotoaparatą, o po fotoaparato seka dar visai kita grandinė apdorojimo tų darbų ir kadangi mirtis, laidotuvės yra labai natūralus procesas, kaip ir gimimas, tai buvo labai svarbu. Ir susidėdavo iš kelių dalių šitas momentas. Tai yra fotografavimas vieno mirusiojo, sakykime, patalpoje, toliau fotografavimas, reiškia, pačių artimiausių šeimos narių kambaryje, toliau fotografavimas jau tolimesnių giminių prie karsto, paskui ta pati procedūra lauke. Prie namo, gyvenamojo namo, išnešus karstą, atvėrus karstą, artimiausi žmonės, tai reiškia šeimos nariai, tolimesni, visa laidotuvių sudėtis, visa žmonių gausa. Tai fotografuojant viduje, kartais tiesiog aš pats savęs klausiu, taip dabar, ką aš čia darau, ką aš darau. Bet sunku morališkai buvo fotkinti. Tai minutėlę. Tai yra, suprantat, ką aš darau. Kam viso to reikia? Reiškia, žmogus guli, miręs, taip, reiškia, tos vietos yra labai nedaug, dažnai nebuvo jokių šarvojimo salių, tos patalpos yra mažos, erdvės mažos, šviesa komplikuota, žinoma, aš turėjau blikstę, bet vis tiek šviesa labai komplikuota, reiškia, pirmiausia, aš negaliu apimti daug žmonių, reiškia, tai visada gelbėdavo laikas, ta kita laidotuvių diena, kada aš galėjau fotografuoti ir atsitraukti toliau, apimti visus. Jūs paklausėte, ar moraliai buvo sunku? Ja. Ne, nebuvo man sunku, man buvo įdomu, tik tai tas suprantate, reiškia, žinoma, buvo visokių dalykų, kartais, reiškia, karsto netverdavo dėl tokio mirusiojo, suprantate, tokios ligos arba ten tokių dalykų, kada būdavo, reiškia, didžiulė šiluma ir karštis ir palaikai ilgai neatlaikydavo, tuo metu nebuvo jokių kremavimo paslaugų, niekas nekremuodavo,
Tai kažkokio tai tokio ypatingo, tai tokio sunkumo tai nebuvo, bet aš tik tai šiek tiek vėliau suvokiau. Aš pats suvokiau, kas aš buvau ir kas tai yra fotografas laidotuvių metu. Reiškia, kaip vieną kartą Aukštaitijoje fotografuojant, reiškia, aš jau atrodo viską padariau, visus artimuosius nufotografavau. Staiga kreipėsi, reiškia, mirusiojo artimas, reiškia, žmogus ir klausė manęs, kodėl nebefotografuoji, kodėl aš sustojau. Aš buvau kaip laidotuvių sudėtinė dalis, kaip galbūt, žinai, vadinkim, kempinė, kuri sugeria dalį skausmo, dalį tos nevilties, pergyvenimų, nukreipia dėmesį, kitaip sakant, žmogus šiek tiek iš kito pasaulio, iš toliau, bet atėjęs su sakykime, mums labai rūpimu klausimu, mirusiojo įamžinimu, staiga yra kitoks ir tai kaip yra toks paįvairinimas tos vietos, tos būsenos, tų laidotuvių proceso, aš taip supratau. Ar čia geras gali būti mano pastebėjimas? Taip, tikrai geras. Klausimas kyla man. Jūs fotografavot žmonėm laidotuvės, galimai visokius renginius. Tai kaip jūs atsidūrėt ant Švyturio žurnale. Tai buvo vienas ilgiausių mano laiko darbų. Taip teko dirbti žurnale, reiškia, 15 metų, kol tas žurnalas, reiškia, tiesiog natūraliai baigė savo gyvenimą. Mano tikslas buvo vienas, kadangi tas gal iš tokių laimingųjų žmonių, kad mano hobis, mano mėgiamas amatas arba domėjimasis virto mano darbu, mano profesija, mano specialybė. Mano buvo pasirinkimas vienas, aš studijuosiu fotografiją, tik tai fotografiją. Fotografijos Lietuvoje, reiškia, studijuoti nebuvo galima niekur. Aukštojoje mokykloje, aš turiu galvoje, aukštojoje mokykloje, išskyrus Vilniaus universitetą, istorijos fakultetą, žurnalistikos specialybę, fotografijos specializaciją. Daug tokių susmulkinimų, bet tos studijos buvo, nors buvo sovietmetis, bet buvo labai įdomios tokios humanitarinės studijos, istorijos fakultetas, kur teko pasisemti ir tų specialių žinių, ir ne tik specialių, bet bendra kultūrinių tokių žinių, nes teko labai daug skaityti, mums dėstė ir filologijos fakulteto dėstytojai, istorijos fakulteto dėstytojai, jeigu sakydavo, kad filologų reikia perskaityti, reiškia, per studijas, per 4 metus studijų reikia perskaityti vagoną knygų. Taip, realiai reiškia vagoną. Tai istorikam pranašaudavo, kitaip sakant, sakydavo jiems šiek tiek mažiau, pusę vagono knygų perskaityti. Tai žinoma, universitetas ir šalia universiteto buvimas ir tame laike labai daug išmokė. Tai pabaigus aš fotografijos specializaciją, aš įgijau, reiškia, fotografo žinių, to amato tokio ir pirma mano darbovietė buvo Lietuvos fotomenininkų sąjunga, aš jos narys esu ir dabar. Ir tiesiog, reiškia, kadangi tai buvo kaip ir lygiagrečiai, tuo metu ėjo ir fotomenų draugija, tai Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Dabar darbas spaudoje, tų žurnalų nebuvo daug, aš tiesiog, reiškia, atsirado vieta Švyturio žurnale, aš nuėjau taip, tiesiog, galima sakyti, iš gatvės pas vyriausiai redaktorių, sakau, man įdomu, aš norėčiau dirbti, reiškia, nieko aš neprašau daugiau, tai sako, geras noras, reiškia, dirbti, jeigu norite, tai geras noras, tai tokiu būdu aš atsiradau šitam žurnale ir teko pradėti fotografuoti. O jūs minėjot, kad kaip ir dirbot savo kaip hobį, ar nebuvo jums sunku kažkaip, kad rutina jau tai tapo ir pradingo noras fotografuoti, nebuvo to, kad reikalavot naujo ko nors ir panašiai? Kažkada, reiškia, fotografijos istorikas ir mūsų dėstytojas Virgilijus Juodakis per paskaitas yra užsiminęs. Jūs būsite ten tokiais, suprantate, tokiais, reiškia,
darbininkais, reporteriais, bėgikais kasdienos, jūs reiškia turėsite, suprantate, įvykdyti užduotis, redaktoriaus užduotis, ten rašytojų, žurnalistų užduotis, bet jūs parsivežkite nors vieną kadrą iš kelionės, iš savo komandiruotės tą, kuris jums įdomus, kurį jūs norite turėti šalia viso to ir kaip atskirti. Man tai labai pasisekė, nes aš, pirmas dalykas, reiškia, aš išpildytau tą užduotį žurnalo, kas reikalinga, kas turėtų būti. Ir jau tada aš pasidėdavau, gal ne kadrą, bet aš galvodavau, kokia prasmė yra fotografuoti, ką reikėtų fotografuoti, ką reikėtų fotografiją paliudyti ir sukurti. Todėl man buvo labai nesunku, manęs tas ir netgi epochų virsmas, žinoma, sukrėtė ir kaip ir kiekvieną turėjo sukrėsti, bet tada atėjo laisvė, jūsų gimnazijos vardas, daug reiškia pasirinkimų, bet tada, žinote, paskui radosi viena po kitos mano knygos, parodos, labai įdomus gyvenimas. Klaudijau, kokia yra jūsų pati įsimintingiausia nuotrauka? Nu, jeigu tokia yra. Jo. Tokia viena. Arba ta, kuri pakeitė jūsų karjeros kreivę. Jo. Pat po kurios jau... Karjeros kreivė. Jūs klausite manęs apskritai, kuri mano fotografija? Jo. Labai sunku ką nors vieną tokio išskirti, bet man iki šiol aš džiaugiuosi ir mano namuose kabo, reiškia, dabar tos įrėmintos fotografijos, kurios gimė, gal 6-7 fotografijos, kurios gimė viena po kitos. tą patį vakarą, tą pačią naktį kartu. Vieną po kitos ir taip, aš net neplanuojant, net nesirenkant, o tai buvo, reiškia, tai buvo dar iki sąjūdžio, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio labai toli, 1983 metai, Rasos šventė prie Sartų ežero. Tai yra toks draudžiamas vaisius, reiškia, jūs žinot, kas yra Rasos šventė? Taip. Nu, Joninės, brūkšnelis Rasos šventė. Tai vis dėlto buvo, žinai, toks kaip ir draudžiamas vaisius, bet tas toks jaunų žmonių nusiteikimas, reiškia, tai buvo daug atvažiavusių jaunimo iš Vilniaus, su tautiniais rūbais, su dainomis, atvažiavę jų draugai latviai, su baltomis drobėmis, nešini sūriais, tokia graži vakaro, tokia šviesa ir tas būtent, reiškia, liko fotografijose. Vat tokia serija, žinai, pačio ankstyviausioje jaunystėje sukurta, tiesiog man dabar atrodo nepakartojama, tai tiesiog jai nei buvo ruoštasi, nei buvo kažkaip tai ypatingai galvota apie tai, bet aš turėjau pakankamai gerą kamerą, tiesiog tą labai gerą tokią jaukę lokalą, sakykime, tokią situaciją, tokią žmonių susibūrimą ir šitą pavyko padaryti, šitą dalyką amžinti, nuotraukos apkeliavo daugelį knygų ir paskui liko net ir apdovanotos tarptautinėje parodoje. Dar grįžtam prie pinigų, tai va, ar įmanoma užgyventi iš fotografijos? Ar čia gali tiesiog turi būti ar tai gali būti pagrindinis darbas? Aš manau, kad gali būti pagrindinis darbas, bet reikia labai anksti, kiek įmanoma anksti susivokti, ką tu darysi. Nes fotografija tai yra labai plati sąvoka, tai yra nuo sakykime, pasinės nuotraukos, nuo pasinės nuotraukos, ten tavo dokumentų iki ten modelio, ar ne, modelio jo, reiškia,
mados fotografijos ir iki toliau iki juvelyrikos fotografavimo, nu, yra ypatingai, reiškia, labai plati sąvoka. Tai reikia labai anksti apsispręsti, ko tu nori ir pabandyti eiti tą linkme. Daryti tą, sakykime, kaip dabar įprasta sakyti, surasti savo nišą. Tai, kad nereiktų ten nuolat ir visados, reiškia, prašyti pinigų, tai iš tėvų, tai aš galvoju, kad įmanoma ir niekada ten negalima sakyti, va ten, žinai, klasės draugams, ten, žinai, kad ne, nu, jokių būdų nenukirpti tų sparnų, kurie va yra pavaizduoti jūsų gimnazijos logotipe. Nu, negalima jų, reikia leisti skristi, leisti tiesiog plačiai skleisti sparnus, bet kaip jau tau gyvenime susidėlios tau pats gyvenimas, tiesiog atsakys, tu pats pamatysi, ar taip ar ne, nes aš esu, man teko nemažai, reiškia, bendrauti su mokiniais ir būti fotobūrelių vadovu, aš sakau, reiškia, būk geras, nekelk kameros, nefotografuok, būk geras, nešiukšlink aplinkos, jeigu tu neturi ką pasakyti, arba nu, tau vat, kiti dalykai yra įdomesni, tau vat, įdomiau ką kitką daryti, tai nu, pasistenk būti savim. Tai, vat, pavyzdžiui, aš domiuosi fotografija ir galima sakyti, kad pradedantysis, tai kokį jūs patarimą pradedantiesiems fotografams duotumėte? O ką tu fotografuoji? Aš sportą. Tai aš galvoju, kad labai perspektyvus dalykas, kadangi pirmiausia, tai turi įvaldyti labai gerai techniką, sporto fotografija, čia yra momentinis fotografavimas, reiškia įvaldžius techniką, tada pasirinkti, nu, sportas yra nuo šachmatų iki begalybės, iki Dakaro ralio, tai ką tu norėtum, kur specializuojasi? Šiuo metu tai krepšinėje labiau. Krepšinio rungtynėse. Jo, krepšinio rungtynėse, nu tai gali turėti daug pamokų kadangi lietuviai, reiškia, labai gerai žaidžia krepšinį, tai daug matyti nuotraukų, daug matyti tokių sukurtų vaizdų. Ar tau teko fotografuoti Žalgirio rungtynės? Ryto Žalgirio rungtynės, kai tarpusavį. Teko, jo? Iš arti? Finalo, jo. Nu, tai įdomu buvo, kiek padarė gerų kadrų? Tokių, kuriais patenkintas pats esi? Iki 10. Nu, būtent, kur jaučiu, kad labai gerai gavosi. Nes čia buvo, vos ne pati pradžia, kai tik gavau fotoaparatą, vos ne pačios pirmas rungtynės, kurias fotkinu. Ir dabar jau, aišku, daugiau atsirenka, kai fotkinu, daugiau. Tai man atrodo labai daug. Kadangi aš nesu sporto fotografas, tai aš galvočiau, kad gal ne vieno nepadaryčiau. Be pliksė, žinoma, nes pliksė negalima. Bet arenos dabar geras apšvietimas. Jo. Ačiū Jums, Klaudijau, kad atvykot į mūsų Laisvės gimnaziją. Ačiū Jums, mėly žiūrovai, kad Jūs žiūrėjote šį nuostabų interviu. Mes Jums norime pasakyti viso geriausio. Viso.